Kas įvyko? Vakar užsikabinom kopūstus, startavom 9 vakaro, dabar yra 6 vakaro, atvažiavom prieš kažkur tai valandą, persikabinom, aptydavėm puspriekabę, kuri išvažiavo į Norvegiją, o mes rytoj važiuojame krautis į Kiolną. Tai vėlgi visas 18 valandų važiavimo, aš išdirbau visus laikus, beveik 8 valandas 50 minučių. Jeigu iš aplamai spręsti, tai 4 naktis buvo važiavimo, visos 4 naktis buvo važiavimo, tai po 4 naktų pirmą naktį miegosiu kabinoje ir kad tai bus naktis. Vakar 9 valandą startavę, iki dabar esame valgę tik tai degalinį sustojom Prancūzijoje po krosanų pasiėmėm ir po kavos ir išgėrėm sulčių, aš porą sausainių. Tai dabar kažką gaminsimės, darysimės valgyt. Čionai persikabinam, visai toksai neblogas parkingas, yra dušai, tai tikrai eisiu į dušą, nes irgi čia gal į tas detalės lendu, bet turbūt jau 3 dienas nesu buvęs duše, tai irgi tikrai noriu nusiprausti. Ką žinau, nieko kažko tai naujo neįvyko. Kaip sakiau, važiavimas. Vakar buvo naktį labai sunku važiuoti, nes Perpinjanų buvo labai didelis vėjas. Kaip ir važiuojant į Barceloną, tai mėtė kažkur tai po 1,5 juostos. Vakar 10 valandą pajutau, kai Europoje baigėsi apribojimai ir 10 valandą pradeda startuoti, tai tokia vilkstinė vilkikų buvo, kad žiauru, atrodo, kad kažkokia tai apokalipsė ir visi tik tai vilkikai važiuoja, tai pilnas kelias buvo naktį vilkiko, bet kažkaip važiavom. Krėslę kokį porą valandų visai patogiai numigau ir nejutau, kad krėslę miegu, nes tikrai jau buvau labai pavargęs, bet viskas tvarkoj. Kas yra įdomu, atvažiavom čionai į Vokietijoje ir parkingą persikabinti. Nuėjau į tualetą per parkingą, pasirodo mokamas, grįžau, pasiėmiau pinigų, einu atgal. Vairuotojas iššoka iš autovežio, su lietuviškos registracijos, sako, Mindaugas. Sakau, jo. Oba, sako, aš jūs seku Instagrame, sako, kaip faina. Iššoko, pasikalbėjom, kokį 10 minučių papasakojo, buvo visai išgirsti niuansus, kiek vairuotojai uždirba su autovežiais, kokie niuansai, kokios problemos, kokie važiavimai, kokioj firmoje dirba ir panašiai. Vairuotojas paprašė atsiminimui nusifotkinti, sako, va, nusiųsiu, nes tikrai, sako, visi labai stebi. Tai irgi sakau, wow, projektas pavykęs, tai didelis ažiotažas yra. Kas darysim toliau? Iš operacinės pusės esu truputį nuliūdęs. Gavome pakrovimą, kad rytoj pakrovimas 12 valandą. Paprašiau vadybininkės, kad mes pakrovime galim būti 8 ryto, suderinkim, kad 8 ryto pakrautų. Tai sako, važiuokit ant 9, bet neaišku, ar pakraus. Tai irgi toksai yra, sakykime, norėtųsi to tokio, kad mes visi, jeigu galime 9 krautis ir 9, jeigu galime parą anksčiau įsikrauti, tai parą anksčiau ir įsikrauti. Nu, turime kovoti už kiekvieną valandą, už kiekvienas 2 valandas, nes jeigu tu per mėnesį atliksi vieną daugiau pervežimų, tai tikrai įmonė daugiau pinigų uždirbs. Nu, vis tiek, nepaslaptis, dėl to ir dirbam. Tai norėtųsi to tokio, ne 12 pakrovimas, atvažiuokim gal 9 pakrauso, norėtųsi, kad kovotumėm, kad 9 reiškia 9, 8 reiškia 8. Taip, vis tiek mes sakom su Sergeju, aišku, jeigu nepakraus, deginsim bendrus laikus, bet sako, važiuokim. Kas bus toliau? Mums pakeliui reikia 24 valandas daryti, tai irgi, kad neterioti laiko, suplanavau, kad atvažiuosiu į Pozdanę į ofisą. Kol mašinos stovės 24 pauzėje, aš ofise padirbsiu, turiu tikrai reikalų, reikia ir su Pozdanės vadovu, ir su HR pasikalbėti, padirbti, 3S vis tiek vyksta ir taip toliau, tai nepraleisiu laiko veltui. O dabar ką? 6 valandos vakaro, esam parkinge,
esam kažkur tai prie Kiolno, nei į miestą nuvažiuosi, nieko, yra kažkokia tai kavinė, valgyti irgi neįsi, čia tikrai brangu, tai kaip vairuotojai, gaminsimės valgyti, valgysim ir viskas. Dabar su Sergėju sumuštiniu greitai užkapojom, nes kol pasidarysim valgyti vis tiek kokią valandą praeis. Tai va, tokia ir diena. Šauni. Grįžtam namo. Visų labai pasilgau. Ai, ir beje, tikrai širdis susigraudino pamačius video apie sveikinimą iš Girtekos komandos. Wow, žmonai persiunčiau, parodžiau, žmona sako, kaip faina, tai, tikrai labai ačiū, tokio palaikymo tikrai nesitikėjau, bet tikrai labai malonu ir tikrai jau noriu grįžti. Ne todėl, kad esu pavargęs, o todėl, kad noriu grįžti pas labai fainą kolektyvą. Tai ką, laukite, greitai susitiksim.